tai dabar vasaros metas padugė, man atrodo, visokių tokių buitinių konfliktų apie suverstus kambarius. Tai pašnekam apie tvarką vaiko kambarį, žodžiu, ar čia reikia kištis, ar nereikia kištis. Ir aš sakyčiau taip, kad mano atsakymas labai priklauso nuo to, koks vaiko amžius. Tai šitas dabar video yra mažiukų tėvams. Nes paaugliams tai sakyčiau, kad tikrai palikit bent vieną sritį, bent vieną vietą, kur paauglys turi absoliučiai pilną kontrolę, tegul ten ir gyvatynas veisėsi, svarbiausia, kad jisai laikytųsi tvarkos standartų bendros erdvėse. Bet su mažu vaiku, aš galvoju, mes dar galim formuoti tam tikrus įgūdžius. Ir tikėtina, kad jeigu jisai susiformuos teisingai įgūdžius, tai jisai paauglystę jau įžengs su įpročiu turėti tvarkingą kambarį. Ček. Antras momentas, per tvarkymąsi vaikai labai mokosi daug tų tokių teisingų darbinių kompetencijų. Tai ir struktūruoti užduotį, sudėtinės dalis, ir klasifikuoti daiktus, kas yra pirmieji skaičiavimo gebėjimai. Ir nepasiduoti darant tokius didesnius darbus. Tai mano tokie geriausi turbūt patarimai ir tipsai, kuriuos aš esu išbandžius kaip mama ir kurie absoliučiai veikia, yra tokie. Pirmas dalykas, įsiveskit taisyklę, kuri labai padeda vaikui. Tai reiškia, kad mes nepradedam naujo žaidimo, tol kol nesusitvarkom po seną. Tai padeda vaikam neprisibardakinti ir nepasidaryti košmaro, žodžiu, savo kambarį. Nes labai dažnai, kai jau ten taip viskas susikuičia iki kosminės netvarkos, kai vaikas pamato tą rezultatą, jo iš tikrųjų įsijungia vengimo strategija, nes jis netiki, kad įmanoma visą tai sutvarkyti. Ir tada jam emociškai susibalansuoti tam dideliam darbui labai sunku. Tai teisinga, ta tokia gera taisyklė, žodžiu, labai padeda pasaugoti vaiko resursus. Antras momentas labai svarbu, kad jūs įvestume tokią logišką daiktų laikymo tvarką kambarį. Aiški sistema, ar ne, kur jūs laikote minkštus daiktus, kur jūs laikote Lego kaladėlės, kur jūs laikot kažkokias stambesnės medinės kaladėlės, kur kažkokias medžiagų skiautės, raištelius. Ir tada yra labai aišku ir, pavyzdžiui, mokant vaiką tvarkytis, jau galima taip ir struktūruoti. Tai nuo ko pradedam? Nuo minkštų žaislų. Atnešk man tada minkštų žaislų krepšį, tarkim, arba dėžę. Kas sekantis Lego kaladėlės, tai atneš tada Lego kaladėlių krepšį. Raginant nepasiduoti, step by step, žiūrėk, jau tą padarei, super, dabar antras etapas, trečias etapas ir taip kartu, žodžiu, vaikas užaugs ir jis jau išmoks pats struktūruotis užduotis ir dalykus. Tai sėkmės.